Sveiki visi, su jumis RTS ir sveiki atvykę į Minecraft žemėlapį, kuris vadinasi The Elder's Quest. Kiek žinau, šis žemėlapis išėjo gana nesenai ir taip pat jis naudoja naujausią Minecraft versiją ir jis yra Adventure žemėlapis. Tai maždaug kiek yra žinau, nes aš nenorėjau nieko daug savo spoilinti. Jo, jeigu norėsit šį žemėlapį parsiųsti, jis bus aprašyme, tikiuosi, nes aš dabar iš tikrųjų neprisimenu, kur jis siunčiaus, bet gal kaip nors surasiu. Gerai, aš kaip matau, mes esame laive, nes kitaip šis vanduo neturėtų čia būti, nebent mes esame potvynyje. Tsunamis žaibuoja, baisu. Taigi mes atsiradę matome, kad kūrėjas prašo mūsų nustatyti nustatymus. Tai yra Phone Normal, garsas ant maksimum, render distance nuo 3 iki 4, muzika išjungti, brightness ant 50 ir vidutinis sunkumas, kažkas tokio. Aš visą tai esu padaręs, todėl problemų neturėtų būti ir manau mes galime pradėti. You drift into deep sleep, taigi mes atseit užmingame ir esame pažadinti kažkokio stipraus sprogimo. Wow, kas čia dabar? Eik tu savo. Kur čia tiek vandens? Mes tikrai neturim savo technikų. Ir čia mačiau čestai, kuriuose nieko nėra. Įdėsiu čia knygą šiandien, nes man jos nereikia, iš tikrųjų. Ok. Na, atrodo, šiandien aš nemiegosiu. Tai varom pasivaikščioti tuomet emergency exit. Gerai, taip. Patogu, kad prie mano kambario jau iš karto yra atsarginis išėjimas, tai labai patogu. Tačiau jis neprieinamas, nes kopečių neliko. Kažkas nukando. Gerai, čia yra ten pat. Čia taip pat pilnas skylių. Kas čia per laivas, aš nesuprantu. Čia bent jau laivas. Čia atrodo kaip koks submarinas. Kas čia per mechanizmai. Taip pat šis žemėlapis turėtų būti nuo 45 minučių iki valandos. Kas yra super, nes man ilgi žemėlapiai, na, tiesą sakant, kad tiesiog atsibosta. Ir jo, aš tiesiog mėgstu tokius trumpus žemėlapius, kurie, jo, tiesiog esmę turi. Ir nereikia žaisti tenais 20 epizodų. Nežinau, man tiesiog kažkaip nelabai veža tokia. Man kažkaip greitai atsibosta, bet survival tai yra kitas dalykas. Survival tai gali... O. Labdiena, kapitone. Kas čia dabar? The submarine has crashed. It's all my fault. Taigi jis čia jo kaltė, kad mes sudužome. Nėra laiko manęs gelbėti. Nors mes abu suprantame, kad netrodo, kad mes kažkur skubėtumėm. Dink iš čia, kol nevėlu. Tau reikia eiti žemyn į bagažą lyger, kad gauti resursų ar šiaip supplies, žodžiu. Taigi mūsų objective yra surasti village elder kažkas. Ok, gerai, nusibodo man jau skaityti. Gold texts for primary goals. Oh, maga. Gerai, aš supratau, tau nereikia man daug kartoti. Kargo beikiai, gerai, daug čia. Čia nieko nebus, jeigu prispaudinės mygtuką. Kas tas progas? Gerai, aš dingstu. Aš darysiu štai čia. Būktų vienas. Gerai, tai mes turim panaudoti šios daiktus ant auksinių blokų. Tai tiesiog kaip užuomina. Kas čia buvo? Ok, kažkas nustojo dirbti. Tai tikriausiai nėra labai gerai. Mes negalime atidaryti šitų skrinių. Tai tiesiog plaukime. Žiūrėsim, kas čia yra gale. Emergency supplies. Kopečios, ok. Gerai, tai dabar varom į tą emergency exit, tipo atsarginį išėjimą. Žiūrėsim, kas bus toliau. Ok. Gerai, tai labai keistas submarinas, man taip atrodo. The Elder Quest. Gerai, kur man reikia plaukti? Gerai. Ką man čia daryti? Aš taip įsivaizduoju, ką man reikia sekti šitos daiktus. Nes jie kažkodėl čia taip specialiai pastatyti. Gerai. Kur mesteris senu... Geriau patylėsiu. Right. Gerai. Matau kažkokį kaimelį, belyg. Tai bandome tenais nusigauti tada. Gerai.
Kur? Gerai. Tuoj pat sausuma. Nekenčiu lietaus. Bet to man reikia valgyti. Chapter 1, The Village. Kaimas, kuris yra tuščias. Ir taip pat įsprogdintas. Aš galėsiu iš jį išeiti, jeigu netyčia įkrisiu. Atrodo, kad net, todėl gal aš tiesiog palauksiu dabar. Tiksliai, taip pat... Maža skrinė. Gerai. Aš čia groju. Kol. Tikriausiai pasiimsiu. Taip pat mes žaidžiame antrame game mode, kuris neleidžia mums nieko daryti, nei daužyti. Todėl, manau, imsime viską, ką galime. Gerai, kas čia? Care into town. Nežinau, ką tas reiškia. Žodžiu, nesvarbu. Čia toks kambariukas labai. Čia tualetas gal koks. Arba tiesiog, kai nori pautieną, susidarai čia ir sėdi. Gerai, žodžiu, šiame epizode taip pat norėjau pakalbėti apie ateinančius epizodus ar idėjas. Bulės. Negaliu jų paimti. Palaukit. Nagi. Gerai, nesvarbu. Ką tik ištripiau kažkieno sodybą. Ups. Bulvės, potato. Tai tik man reikia valgyti. Arba ne, aš einu geriau išskepti jas. Teisingai. Taip, reikia mąstyti. Mąstyti reikia truputį. Gerai. Taigi, kol čia kepa mūsų bulvytės, mes pakalbėkime truputį apie ateitį. Aš mąsčiau apie survival, gyvenimo epizodus, bet manau paprastas survival tiesiog būtų, nežinau, nubodus, todėl man kilo tokia idėja sugrąžinti Survive Time, jeigu nežinot, kas tai yra, taip pat nueikite aprašymą tenais praktiškai. Jeigu žinot, kas yra toks multikas Adventure Time, tai žaidžiau su to multiko teksturpeku ir tame atseit pasitytame mape, kur yra toks medis, namas medija. Jo, būtų tiesiog kaip normal survival, bet turėtume namą mediją, kaip yra tame multike. Ir šis bulės pasidėsiu, nes neapsimoku kepti daugiau. Ir taip bandom paimti šitą chestą, nes aš taip įsivaizduoju, kad jis čia yra nebereikalo. Gerai. Kaulai. Nors nežinau, kur mes juos panaudosim. Čia yra šimas, okei. Atrodo, šiem žmonėm nepavyko atsikapstyti, nes jie tikriausiai buvo Minecraft naujokai ir jie nežino, kad jie gali plaukti prieš srovę, žemyn krioklį, nes jie galvoja, kad tai yra tiesiog logiškai neįmanoma, bet čia yra Minecraftas, tai viskas įmanoma. Gerai. Aš nežinau, kur mes dėsim šitą daiktą, bet manau, ateitis pasakys. Gerai, mus čia labai greitai reikės vėl valyti. Gerai, tai mūsų dabar yra koks tikslas? Čia atrodo įdomiai. Ar čia mes riešimės tiesiai į sieną? Ar čia bus kaip atgal į ateitį, kad pasiekę tam tikrą greitį įsiteleportuosim kažkur į 10 000 metų atgal ar pirmin? Gerai. Metas sužinoti. Kur, ne. Neprask mano vienintelis vilties. Ne. What? Nesuprantu? Čia yra rimtai, taigi. Okei. Gerai, tai tada įsibėgėjom ir... važiuojam! Kad davė pirmą kaulį man. Reikia man... čia vyksta. Gerai, gražu. Rytas. Kur? Ne! Aš norėjau to često. Tikriausiai būtų pravertis. Kurmi, gerai. Nesvarbu. Atrodo, kad jie nebegausim jau. Šis miestas visai neblogai atrodo. Gerai. Čia yra gyvybės šiokios tokios. Malonu. Gerai. Atvykome. Ar tai normalu, kad iš traukinių stoties nueini požemį ir ten stovi vyrukas su ugnim šalia ir sako, kad pavojinga būti vienam, pasiimti kažkokį tai kardą. Gerai. Įsivaizduosim, kad tai yra normalu ir mes tiesiog eisime savo keliu. Sveikas. Howdy, welcome to Witherton. Tai šis miestas vadinasi Withertonas. Bent jau taip bandau išversti.
Gerai, aš nekreipdėmės, aš tai truputį apiplėšiu, nes... O, obaliai. Gerai, jis nieko nematė, aš esu tik tai namų inspektorius. Aš patikrinu namų tvarką. Atrodo, kad to vietos užtenka tikrai, tai viskas... gerai. Ate. Jis vos neįtarė manęs, gerai. O, čia kažkas lyg ir gyvena. Sveiki! Let's have something for me, get out of my house. Koks tu nemandagus? Gal nori paragauti šio kardo, kurį aš radau požemyje? Aš galiu tai bent jau nužudyti. Kurį? Aš taip įsivaizduoju, kad aš nenoriu jo nužudyti, nes man gali būti, kad jo prireiks po to. Gerai, tai šį paliksime. Gerai, bėgame toliau. Northern Walkway. Šiaurinis takelis kažkoks, nežinau. Žodžiu, kažkas tokio. Apartment. Čia kažkino butas. O. Laudė. O. Kaimynas iš antro buto gyveno čia nuo to laiko, kol jo butas buvo perimtas vorų. What? Jeigu tu nori ten patekti, tau reikės eiti per trečią butą. O jeigu aš nenoriu ten eiti? Girdėjau kažką pavarus, tai aš ne. Sako, kad jie užblokavo duris, tai jie ir gerai padarė. Geriau, kad niekas ten eitų. Aš pas noriu eiti. O, čia miegmaištis kažkoks. Tu miegi ant žemės, ką? Ką tu turi? Aš negaliu prieiti prie tavęs. What? Ką tu čia Kažkas jį užrakino. Trečias, jis užrakintas. Mums atrodo reikia rasti kažkokį tai raktą. Banks Residence. Tu gal turi kažką... tu kuni. Didžiulės kvarcinės duris yra rytuose. Gerai, aš tingiu čia versti, nes man galvas skaudėjo. Mums reikia surasti kažkokias duris ir tenais bus tas raktas. Laikrodis. Tikriausiai pravers. Daugiau daiktų. Clipping, kas čia? The war is lost. The war never changes. Instant damage. Gerai. Šičia yra tie vartai. Jau užblokavo. Ir kas čia dabar? Čia dar kažkokia rakto reikia. Čia tam, kad progresuoti reikia rasti rakto ir tam, kad galėtum rasti raktą, reikia rasti raktą. Jeigu neturi pinigų, negausi ir mėsos. Tinki šit, niekam neįdomus. Žodžiu, manau, aš čia užbaigsiu epizodą, nes aš ir tai filmuoju ilgai. Aš nenoriu šių epizodų taip padaryti labai ilgų. Noriu, kad būtų jie maždaug 12-15 minučių. Tai, pasėsiu prie šių labai gražių paveikslų, kol atsisveikinsiu. Tai ačiū jums labai, kad žiūrėjote. Taip pat nepamirškite, kaip sakiau, komentuoti apačioje, jeigu norite matyti, kokią norite matyti survival ir panašiai. Laikinkit šį video, prenumeruokit, užeikite mano anglišką kanalą, jis taip pat bus aprašyme ir pasimatysime kitame video. Bye bye! Kas per... Aš iš pradžių pagalvojau, kad čia lankas toks milžiniškas. Šiaip! Jis mane šovė. Ateik čia tu šlykštynę. Ne. Man šis padaras nepatinka. Ne, jau mane pamatė. Gerai.